yra tam tikros atiteikia, yra tam tikros rasės, bet ne visos nusiteikia vienodai žmonijos atžvilgių ir savo kažkokių ir tokių galbūt savanaudiškų įprasmių, gal nori kažkokią biomedžiagą rinkti iš čia, kažkokie tai elementai biologiniai reikalingo, gal reikalinga tai, ko mes net nesuprantam, energija žmonių ar dar kas nors, ir taip toliau. Yra įvairiausių požiūrių, bet dvi tokios grantis tikrai. Vieni labiau net įsijaučia, kad viskas, pražus, bet ateis ateiviai išgelbės, panašiai kaip prie religijoje įsijaučia, tai net yra galbūt ir žmonių ir psichologijos išėjus, arba besidominčių giliai tas srityje, kurie tiesiog po to gavo tokį naują atradimą savo. Tas sakau, yra tokių, kurie žiūri, kad galbūt grėsmė. Pasakykit, kaip dabar su to kunigo atlikimu pagal Paltanavičius? Taip, aš kaip jis tarsi dar kunigauja? Ar jau jį uždarė? Brolius Paltanavičius, bet ne tėvas Stanislavas, ne, aš taip paėmė, čia esu su to Stanislavu ir su kunigu. Koks ir buvo tas vardas kitas, tai nesvarbu. Jis tai ne, man atrodo, nėra jau gal gyvų tarpėjo. Jis jau, tuo metu jis tai buvo, kažkaip tai vis tiek sumenkintas, taip visgi, bent iš bažnyčios viduje ir kažkur į provinciją iškeltas iš tos vietos. Aš net negaliu dabar gerai prisiminti, kur jis tai buvo, kurioje konkrečiai. Bet žinau, tik patį faktą, kad jis kai buvo iškeltas, tai į tokią, taip sakant, užkampį, kad labai nesireikštų. Tik tai nieks jam nedraudė tą kalbėti, bet visgi ir neskatino. Šiaip tai ten tas video YouTube yra įdėtas. Taip, yra tiesa. Yra pasirodęs dabar video, kaip jisai kalba. Tai ten labai neįtikėtinai. Taip, ten labai fantasmagojas. Be galo fantasmagojas. Jis pasakoja tą istoriją su detalėm pilnom ir egzotišką tokį, kaip jis tai paimamas į kitą planetą, kaip jis ten vaikšto ir ką jis mato ir jis eina į šventyklą, taip. Bet iš tikrųjų ta istorija turi labai ten, puikiai medžiaga, kaip sakykime, literatūrė ar kam pasakiškai, nes įdomu atsiskleidžia jo asmenybė labai įdomiai, nes jis tai pakankamai toks pasirodo, kaip man net atrodo, kad toleruojantis viską. Sakykime, katalikas, tai toks atrodo, turėtų būti labai siaurų pažiūrus, dabar atsidūrė kitoj planetoj, jis eina į jų šventyklą, jis svečiuosi ir jis sako, jie sako, gal turi savo tradicijas, bet aš ten persižiūrėjau pagal save. Tokie momentai labai egzotiški. Pasirodo, kad jis koks šaunus žmogus. Tai jau nekalbant apie kokius kitaminčius ar kitų tautybių, ten ar musulmonus ar ką kalbėti, jeigu jis buvo kitoj planetai, ten toleruoja. Bet jisai tokių detalį kažkokių tais naujo kažkokių niekas ten nepasakė, daug aš jautęs. Ne, ta istorija baigėsi tuo ir gaila, kad daugiau kažkaip šeimos vienu laiku ieškojau ir labai sunkiai dar galėjau rasti. Tikrai buvo interviu Lietuvos ryte ir ne vienas, ir dar keliose vietose. Aš žinau, kad rusų televizijai buvo tuo metu. Rusijos, tai čia buvo 23 metais, tai buvo, kažkas atvažiavo iš ten, paėmė interviu ir daugiau medžiagos buvo gal užsienį net negu Lietuvoje. Sakykit, du klausimai. Vienas, kaip čia taip yra, kad dabar skaitmeninė technika, aukštos raiškos, kiekvienas telefonas fotkina pigiausias nuotraukas, koncertą neįmanoma pasižiūrėti, kad fotografuojančius. O nuotraukos visos tai išblukė, tai išblyškė, tai judančios, tai be fokuso, kas čia su tuo yra. Ir antras klausimas, neatkreipė dėmesio vien iš tų nuotraukų, kur rodėt, kažkaip 50-ųjų nuotraukos, 60-ųjų, tai dizaino požiūrį tie laivai tokie, kaip puodai. Jau reiškia 2007 tas paskutinis dronas jau biški man iš Half-Life'o primena ten tokia inovatoriškas dizainas. Tai įdomiai atrodo. Ar čia ateiviais ar Palaudai dizainą to? Tai va, kad įdomu. Ar čia, jeigu taip teoretiškai jo, ar čia atspindi įvairovę rasių, kurios lankosi, kaip kalbant apie nežemiškas civilizacijas. Iš kitos pusės yra labai ryškių gerų nuotraukų. Labai tikrai. Ir tais laikais, kur čia parodė, nebūtinai ta mylimąja, sakykime, kontroversiškas asmenybė, čia šaltinis ne pats patikimiausias, bet yra vaizdo, video, aš turiu šiek tiek galėtume pažiūrėti, nes galbūt aš nenorėjau labai, kad fokusuotis į vaizdinę dalį, bet yra labai gerai išfilmuotų, bet yra taip dauguma, gal dėl to, kad tiesiog dauguma tai yra mėgėjiškos
mėgėjiški filmavimai, jie visi, paimkite bet kokią kitą temą, tai, ką filmuoja žmonės mobiliais telefonais arba mėgėjiškam kamerom, visada viskas juda, dreba ir laiky kokybė. Aš turiu minti bet ką, ten namie gyvūnėlius filmuoja ką. Geriausia, dar pataiko kartais ten minutį į fokusą. Tai žmogus jaunas, sakys, pamato kažką danguje, sakykime, taip, kokybė nukenčia ir tas labai nervina jo, taip pat tiesai tariant, šnekamąją kalbą, kartais tikrai kaip gera medžiaga atrodo būtų ir va taip viskas dreba. Atrodo, dažnai komentaruose rašo, kad ar pagaliau tie galėtumėte štatyvą nusipirkti nors kiek jaunas, kas jūs stebi dangų, iš tikrųjų, tas žmonių. O formos, visgi įvairovė formų, kaip ten matėm pagal schemą, yra labai įvairiai ir dydžiai įvairūs. Tik tai gal labiau populiarioje kultūroje įsitvirtino ten kelias, tas formos kažkaip jos gal labiau paplitę. Kodėl taip yra, aišku, sunku pasakyti, žinoma. Aš praktiškai nelabai, kaip ir kiekvienas galėtų turėti idėjų, kodėl taip gali būti, net jeigu manant, kad tai yra tiesiog padirbtos fotografijos, net jeigu manant, kad tai yra keistas reiškinys ar karinė technika, kai kuri galbūt dalis, galbūt ne tai, kad tiesiog dalis tų fotografijų, be to, kad tai yra planetos, be to, kad tai yra gamtos reiškiniai, keiščiausi dalykai, dalis fotografijų ir vaizdinės medžiagos bendrai, vaizdo įrašų, judančių vaizdo įrašų, sakykime, ar bet kokią kitą formą, dokumentuoti dalykų priklauso kariniai technikai, žemiečių kariniams skraidymo įrenginiams. Aš manau, kad taip yra, tikrai, tą galima tikrai tvirtai pasakyti. Vis tokie neskleisti, kaip tai buvo su lėktuvais, ten stealth ir ryčių anksčiau ir kitais. Žmonės taigi tais laikais būtų fotografavę tokį lėktuvą ir taip pat net pažinti, kas tai yra objektas. Tai taip, kad yra tikrai karinė technika pažengusi daug labiau. Jeigu tai yra tokie mažesni trikampio formos objektai, aš čia turėjau kažkur, gal dabar neturiu po ranka, tai yra visa schema iš tikrųjų, yra kaip teigiama išnešta ta schema trikampio formos objektai, kurie yra Jungtinių valstijų karinio oro pajėgų, objektas, neatskleistas. Jis skraido tyliai, be garso, jis tai gali manevruoti labai ne taip, kaip bet koks jau lėktuvas galėtų. Taip yra teigiama. Yra tokios platformos, kvadratinės tokios, tarsi čia kampinės labiau, kurios taip pat pasirodo dabar ir kaip teigiama yra karinės, Jungtinės valstijos. Tie dronai, kur dabar tiesiog pasirodo, galbūt yra įvairesnių formų, irgi kas galbūt iš tų cilindrinių objektų gali priklausyti taip pat žemiškai kariniai technikai, aišku, yra ta dalis, taip. Ir galbūt kai kurie objektai už tai kartojasi, galbūt jie čia skraidos. Kas link to klasikinių, dar yra miglota istorija pagaliau su tais nacių objektais, kaip teigiama, nacių Vokietijos kurtais objektais, kurie jau tikrai tą turi klasikinę, vadinamą skraidančios lėkštės formą. Ir ta forma tais laikais buvo užfiksuota tikrai įvairiausiose pasaulio vietose labai daug kartų ir kelis dešimtmečius. Ir kaip tą interpretuoti, mes žinom, kad bandymai sukurti buvo, kad daugybė nacių mokslininkų persikėlė į Jungtines valstijas. Tai čia yra įvairių hipotezų susijęs, tai čia detaliau. Ką jūs manote apie Scientologų versiją? Scientologų, aš nelabai žinau, kaip jie teigia apie tai, ką jie... Aš ta prasme nežinau detaliai, bet bent jau, kad atėjo per milijoną metų bandė žemė, kad mumyse yra kažkokia tai liekanas ir mes turim išsivaduoti nuo jų tam dekatą kažkokiu, nežinau, terapijų. Jie dalyvavę lik žmonijos ir galbūt net sukūrime ir bendrai buvo visada nuo pat pradžių žmonijos, viso istorijoje. Jie labai slepia, ta prasme, jų pačią teoriją, ta prasme, vos Nesaus parkas paaiškina detaliai, ką iš tikrųjų tiki. Ir tas net Ron Harvardas, tas pradininkas, fantastikos rašytos, tai jo knygos, ta prasme, suvažiavimas pačio bažnyčioje, kad nežinotų žmonės, ko jie tiki. Aš su Scientologija netaip susipažinęs, kad galėčiau pasakyti daugiau negu jūs žinot greičiausiai. Tik tai tas pati ta idėja, tiek ufologija tokios ekstremaliausios, pakraščius ufologų, tai yra tyrinėjama ta idėja, kad ateiviai, jeigu jie lankėsi dabar, jeigu yra ženklų, kad jie lankėsi praeityje, tai jie bendrai dalyvavo žmonijos istorijoje, vienaip ar kitaip. Ar jie geranoriškai čia elgėsi visada su žmonėmis, ar jie nedalyvavo žmonijos sukūrime, galbūt žmogus buvo
va ta trūkstama grandis pagal Darvino vystymąsi, galbūt tai yra vieta, kur kažkur dalyvavo ateiviai kažkokie, kas tai yra, iš kur jie ateiviai. Tai yra tokių požiūrių, tokių hipotezių ir taip pat, kad galbūt, sukūrime, arba bent jau yra mitologijai daug liudijimų, kai, sakykime, žmonija stebi dievų, pavyzdžiui, rytų mitologijai yra daug raštas atsispindi, dievų tarpusavį santykius, danguje, karus, skraido dievai, vieni pas kitus, dangaus vežėčiuose. Kitaip sakant, žmonėlė egzistuoja savo, o dar yra šalia to, arba graikų Olimpe dievai gyvenantis. Žmonijos mitologija atsispindi tai, kad žmonėlė turi šalia dievus. Tai buvo laikas, kai dievai gyveno šalia, kai jie vaikščiojo. Taip mes galime žiūrėti, žmonijos istorija atsispindi taip. Tai yra hipotezė, yra tokių naujų požiūrių, tai kad gal tai atspindi tą laikotarpį, kai kažkokie ateivų rasės ir hipotezės taip pat gyveno šalia. Taip galbūt susietas su tuo, ką žinau, ne iš antologijos, bet iš kitus tokių ufologinių pareiškimų, kai kurių žmonių, kurie tai srityje yra. Dar vienas klausimas, ką Jūs manote apie skeptikus, ypač įdomus skeptikus yra Karlas Saganas. Jisai netgi filmą yra padaręs 90 metų apie mokslininkę skeptikę, kuri jinai gavo kažkokius raštus slaptus, ta prasme, ir dekodavo ir kontaktas. Kontaktas, jo. Ir ta prasme, jinai kaip tam filmas neįrodinėja, ta prasme, bent jau tos, čia paaiškinai, nežinau, tos populiarios ufologijos tos argumentus, bet jisai bando daryti prielaidą, kad visgi nežemiškų būtybių yra. Tai tas Saganas bando pozityviai žmonės nuteikti skeptiškai prieš ufologiją, nes tarkim, jeigu žmonės pagrobia ateiviai, tai bent šiais laikais mes jau turim, kas turi savo tos CCTV kameras, ta prasme, namuose, dar kažkur technologijas vystosi, bet, ta prasme, jo, kaip sako kolega, tai, ta prasme, nežinau, tų vaizdo medžiagų, tai nelabai, ta prasme, tai įrodymai yra. Kas link vaizdo medžiagos, tai aišku, tiesiog mes jau čia galbūt neužsidėtumėm pažiūrėti, gal tai yra pakankamai įspūdingos vaizdo medžiagos. Jeigu aš rasiu minutinio ilgio, aš parodysiu, kol galbūt mes turim laiko, bet kaip pavyzdį. Minutė, jo. Bet reikalas tas, kad aš tai laikyčiau, kad matot, vaizdo medžiaga šiais laikais ir kuo toliau vystantis technologijai, tuo mažiau jinai gauna svorį kaip pilnutinis įrodymas. Vaizdo medžiaga, mano manimu, jau nebus niekada pilnutinių įrodymų, vien tik vaizdo medžiaga. Pagalvokite, o jūs tikrai patikėsit, pagaliau pamatysit televizijoje, ypatingai ryškų gerą reportažą ir ryškų objektą. Pavyzdžiui, man sukels tada iš karto truputį nepasitikėjimą. Neišduminė čia kas nors. Vien vaizdinė medžiaga, tarytum lygiai gauna paradoksalu, bet jinai gauna mažiau to svorio, kaip kad anais laikais, kai ufologija prasidėjo. Vien dėl to, kad technologija išjudėjo. Pažiūrėkit, kokį filmą darome. Tiesiog dabar padirbti gerą vaizdą yra tikrai pakankamai paprasta. Viskas sujaukta. Už tai galbūt ufologija pakrypo labiau į dokumentaciją, į karinę dokumentaciją, į išviešinimą dokumentacijos, kuri kaupta tiek anksčiau, tiek dabar, kas galėtų būti dar viena pakopa, tam bandymai išsiaiškinti, kokia čia yra iš tikrųjų tiesa. Man atrodo, pakankamai logiškas kelias, jis yra labai tarytum suprantamas, nes vien vaizdas, bet paimkime ir sakykime, čia vienas iš geresnių minutės laiko bus toks vaizdas, kuris, nežinau, ar toks tai prastas, sakykime. Čia kinietiškai vis taip. Atsiprašau, čia bus laiko. Ne, aš noriu tai didesnį. 2 kartus pats ekraną. Pasulėtinti. Sakykime, tai čia vienas iš pavyzdžių, yra tikrai daugiau. O jums gal teko aptikti Wikileaks kokią nors, ta prasme, kur tie šaltiniai tokie labiau bent jau būtų įtikimesni, ta prasme, aš kalbu ne iš ufologų puslapių, o iš tų šaltinių, kur aš galėčiau, nežinau, sakote, Wikileaks arba iš kokių nors bent paminėjimų kokią nors, ta prasme, kabliukų iš, nežinau, iš
jeigu čia žiūrint kokią, matot, vaizdiniai medžiagai yra daugiau skaityti, bet tokie, jeigu vaizdiniai bendrai, tokie UFO cases yra, sakykime, svetainė, bet yra disclosure.org, nuo žodžio disclosure, va čia kur buvo paskutinis puslapis mano atrastas. Pavyzdžiui, yra didžiulė svetainė, kurie įvairiapusiškai naujausią poziciją atstovauja. Šiaip yra labai daug, žinokit, tų svetainių, tos medžiagos. Aišku, daugiausia viskas yra internete, bet tiesiog tos kokios asociacijos centrai, tai yra visam pasaulyje išsimėti, bet jeigu tokia kokia nors progresyviausia, tai aš siūlyčiau žiūrėti ten, kur yra kalbama apie santykį su vyriausybinė dokumentacija. Tai yra daug įdomesnė medžiaga. Ten pasirodys žmonės, kurie dirbo kariniuose projektuose, kurie išeina pavyzdžiui. Aš manau, tai yra tikrai įdomi sritis, kuri duoda jau naują požiūrį. Nes vien žiūrint video, tyrinėjant nuotraukas, tai galima, kad tas yra užsisukimas tame ir tai gali būti labai egzotiška, taip pat ir medžiaga papildoma tekstinė, bet yra tokie pat pakankamai efemeriški dalykai, jie įdomus, jie egzotiški, be galo įspūdžių literatūrinių prasme, kartais kai kurie medžiaga vien to verta, kad tai yra įspūdinga, kaip Čelininko literatūra, kitas. Yra daug ir tiesos galbūt tame, nieks negali patikti. Bet tiesiog tai nėra taip jau tiesus kelias, bet susidūrus su karinė dokumentacija, tas daro įspūdį, nes ten pasirodo dokumentacija, kuri tikrai nebuvo skirta žmonėms paprastiems žiūrėti, ir ten yra juodo balto parašyti kai kurie dalykai, kurie tikrai iš karto jūs gal permesti kitą žingsnį, jūs suprasite, kad kai kurie faktai yra tikrai patvirtinti, viskas, kas buvo spėlionės jau yra praeity, kai kurie dalykai. Pavyzdžiui, buvo kalba anksčiau, kad NSO galbūt yra optinė apgaulė. Ir viskas, visi NSO turėjo užregistruoti. Buvo tokių skeptikų, sakykime, anksčiau. Dabar tie laikai yra praeity, dabar to neįmanoma niekaip pasakyti. Technologija davė tą savo, dabar yra tiek užfiksuota objektų, kurių niekaip negali sakyti, kad tai yra optinė apgaulė, kad tai žmogui pasivaideno. Anksčiau vien tuo galima to nurašyti. Suprantat, yra tokie likėjimai papopai per tą ufologijos istoriją, kur galima pasakyti. Dabartinė tai yra labai įdomi sritis, tikrai susijęta su dokumentacija, ką aš sakyčiau. Ir aš galbūt atsimenu iš kitos saitus, kurie su to susijęti, bet šiaip medžiagos yra labai įvairios ir daug. Aš dar turiu tokį gal linksmesnį klausimą. Prisimenu, sąjūdžio metais ten driokstelėjo spaudos, toks sprogimas įvyko ir pasipylė Lietuvoje leidžiamos visokios tokio erotinio pobūdžio, paskui paranormalių reiškinių laikraštukai, jų būdavo ne vienas, ne du, ne trys netgi. Aš juos bandžiau skaityti, bet gana greit nusivyliau, nes tai buvo ganėtinai žemo lygio tokių plepalų, tokie vėlinukai, jokio mokslinio pagrindo po kojomis nejaučiau ir aš paskui nušau. O dabar aš žiūriu, kad mane pasiekė ufologija labiausiai per tokią popkultūrą, tai yra per fantastinius filmus, kažkokius serialus, ir dabar aš žiūriu per tą dalyką, kuris vadinasi ateivių erotika arba ateivių pornografija. Jų kiekvienam porno saitė yra aliens porno. Ką manote apie šitą dalyką? Taip, Baisu? kaip viskas vyksta. Kaip viskas vyksta. Aš jau kai parodysiu, čia... Ne, kaip tyčia, pavyzdžiui, 100 metų Lietuvos ryto pirmo puslapį galiu parodyti, kur irgi jisai netgi ne bulvarinės, bet tuo metu buvo rašoma Lietuvos ryto pirmo puslapį, sakykime, čia ateivių, ten gal reiškia matosi, bet ateivių rūšis. Pakankamai rimtas straipsnis, ne. Pakankamai toks, nepasišaipimas. Taip, kad buvo laikai įvairūs ir spaudoje iš tikrųjų buvo labai pritariu dalį, buvo pavaryta daug tokių bulvarinių žurnalinių laikraštukų, kas tikrai buvo. O ufologai nežiūri aliens porno? Ne, gal žiūri. Vis tiek tai turėjo būti susijęta, kažkas turėjo minti, ufologai darė. Ok, gal turite rimtą klausimą pabaigai? Prašau, galėtų. Taip, mūsų skaitmeniniame amžiuje to informacija ir įsakanti informacija tampa vis labiau pažeidžiama ir daugėja didelių nutikėjimų. Taip pat
įmonės arba kompanijos ir ją laiko savo privačiuose rankose. Tai kada būtų galima laukti kažkokio didesnio perversmo būtent ekologijos mokslo? Jo, labai gerai čia tikrai suformulavo tą. Yra tikisi, tokie žmonės, sakykime, kurie organizuoja prieš akiją tokius renginius, tokio masto, tai kaip Disclosure Project Vašingtonėje. Jie sako, žinoma, galbūt tai neįvyks taip greitai, nes visgi valdžia pati savaime neturi jokio noro ir intereso tą išviešinti. Tik tai dėl to, kad yra spaudimas, sakykime, dėl to tas spaudimas ir tai jiem pirmiausias, bet tiesiog ateina banga, kai to tu negalėjau sulaikyti. Per daug yra vaizdo medžiagų, kaip jūs teigiat. Vieną dieną galbūt pasirodys toks apsireiškimas, kuris viskas bus nenuginčiamas. Jis bus tikrai toks, kad jau tikrai niekam nebeužpildys abejonė. Tai jie galvoja, kad galbūt reiks išviešinti. Tai jie ruošiasi tam. Kaip teigiama, aš nepriejau prie to, bet Vatikanas, pavyzdžiui, yra viena iš institucijų gal keista, bet jie panašu, kad ruošiasi. Jie duoda labai keistus pareiškimus laiks nuo laiko ir sako, kad tikėjimas ateiviais neprieštarauja tikėjimui, krikščioniškam tikėjimui. Lyg nei iš jo, nei iš to ir taip toliau. Toks susidaro įspūdis, kad jie ruošiasi palaipsniui. Teigiama, kad NSO būna uždarysis aptarimai, sovietinės organizacijų ir kitose tokiose vietose ir neoficialiuose, aišku, susitarimuose, kad jie svarsto, kad galbūt vieną dieną turėsim išviešinti, kada bus sunku pasakyti. Visi tikisi, kad kuo greičiau, nes spaudžia ekologinė krizė, spaudžia daugelis dalykų. Nes taip, aišku, tu išviešinsi šitą informaciją, galbūt išsiviešins ir tos naujos technologijos, kurias taip pat galima užsidirbti. Vėliau tai taps jau oficialu ir teks nuo to žalingo viso kūro, energetikos ir gelbėtis kažkaip tai naujesnė technologija. Nu ką, jūs negalėt ką dėkojame?